Sveiki visi, šiandien servise 007 savaitės pradžiai turim gražų baltą Jeep Grand Cherokee automobilį, 2020 metų modelis, 3,6 Pentastar vadinamas varikliukas, 6 cilindrų, V forma, kiek daugiau nei 210 kW galios turintis variklis. Na ir be abejonės geras jisai tuo, kad jisai kuo puikiausiai galės važiuoti ir važiuoja galų gale su dujinė įranga Landerenzo. Ta daro visiškai sklandžiai ir be jokių problemų, nėra jokių nei dėžės smūgiavimų, nei kažkokių drebulių. Trauka dinamika lygiai tokia pati kokia benzinu, taip kad automobilis tikrai veikia ir funkcionuoja puikiai. Dabar apie pačius komponentus, tai Landerenzo Evo OBD valdymo blokas yra sumontuotas štai čia. Patogi gera vieta, reikalą esant galima atsijungti, pasitraukti, prieiti prie saugiklių, jokių problemų. Atskirai nuo dujų reduktoriaus Landerenzo LI10 Turbo Oversize yra sumontuojamas OMB BFC skystos fazės filtras bei dujų vožtuvas. Jis yra montuojamas atskirai nuo reduktoriaus tam, kad išvengt kai kada pastaikančių vožtuvo strigimų. Tai paprastai būna dėl to, kad dėja, kurios mūsų degalinėse nėra pačios geriausios kokybės be abejonės. Dujinės įrangos saugiklis, kurį reikia vėlgi jo vietą žinoti ir kartais gebėti tech apžiūros metu parodyti. Patys dujiniai purkštukai yra sumontuoti po variklio gaubtu, pats gaubtas tvirtai savo vietose, slėgio daviklis, dujinės fazės filtras ir reduktorius truputį žemiau šitame kampe, kaip jau minėjau, Landerenzo LI10 Turbo Oversize, pati galingiausia ir našiausia šio reduktoriaus versija. Na, visi darbai servise 007, kaip visada atliekami pagal aukščiausius gamintojo standartus ir reikalavimus, o tai reiškia, kad yra naudojamos kokybiškos medžiagos, priemonės, komponentai, spyruoklinės sąvaržos, kokybiškos žarnos, jungtis. Dujinės įrangos laidynas taipogi adaptuojamas konkrečiai šiam variklio skyriui. Vadinasi, mes visus laidus parenkame tinkamo ilgio, juos įvelkame į apsauginės gofras. Tas gofras izoliuojame, na, o kiekvieną kontaktą vėlgi lituojame bei apsaugome termokembrikais su klijais. Visą tai duoda tokį gražų, gerą prieinamą, sakykime, estetiškai tvarkingą vaizdą. Be abejonės tos komponentus stengiame sudėti taip, kad kiek įmanoma mažiau jie trukdytų variklio skyriaus kažkokiem aptarnavimo darbam, priėjimam ir panašiai. Ir tuo pačiu dar mes galėtume be abejonės ir aptarnavimą padaryti nesunkiai, prieidami kaip pavyzdys tiek prie skystos, tiek prie dujinės fazės filtrų, jeigu to reikėtų. Tai tiek būtų apie patį variklio skyrių. Dujų perjungimo mygtukas yra montuojamas truputį kairiau ir apačioje, štai šitoje vietoje. Viena turbūt iš populiariausių vietų dujinės įrangos mygtuko montavimui šitoje vietoje. Na, jinai gera tuo, kad atsisėdus jinai neblaško, lemputės jūsų neerzina, o reikalų esant mes galim pirštu pasiekti ir pakeisti kuro rūšį, jeigu tą norėtume padaryti. Dujų pildymas prie benzino užpilimo vietos pakankamai patogus, atsidarom kamštelį ir iš karto galim jungti pistoletą ir pildytis dujas. Viskas labai tvirtai, patikimai, nereikia jokių adapterių, sukinėti nieko, na nebent jeigu piltumės kažkur dujas užsienyje, kur būtų kitoks pajungimo anglis. Viskas gražiai užsidaro, tvarkingai atrodo. Na, dujų balionas Jeep Grand Cherokee modeliuose iki pačio naujausio yra montuojamas 80 litrų, tvarkingai, atsarginio rato vietoje. Tai yra Bormech gamintojo dujų balionas, vienas kokybiškiausių vėlgi rinkoje. Dažnai montuojamas netgi naujus automobilius, taip kad tikrai patikimas, kokybiškas daiktas. Šone turim sudėtas apsauginės, reiškia, dėžes, tai pagelbės mums susidėti daiktus kažkokius, įsivesti truputį tokios estetikos bagažinėje, nu, tvarkingai viską sudėję. Mes turim lygų gražų dugną. Tai va, tai tiek apie Landerenzo dujinės įrangos montavimą į Jeep Grand Cherokee automobilius. Jei kažką panašaus vairuojat ir pagidauja dujų, kreipkitės, bandysim padėti. Ačiū.